Su kokiais klausimais dažniausiai tave kreipiasi verslai ar žmonės? Tai dažniausias klausimas visą laiką yra, kaip padaryti, kad pirktų. Tai čia yra tas toksai, nu čia, jo, padaryk mane žinantį, padarys tave turtingu. Tai kad padaryti, kad pirktų, yra labai sudėtingas procesas ir į tai įsipina labai daug dalykų. Tai yra apskritai ir tavo produkto reikia kažkam, nes jeigu tavo produkto nereikia, tai nepadarysim, kad pirktų. Bet tai čia toks jo, tas pirminis klausimas padaryk, kad pirktų, bet jeigu jau tai nueinam į to gal labiau actionable, to tokio, vat, nu, ką galima iš tikrųjų padaryti, tai būtų galbūt kampanijos, kažkokie gali būti landing page'ai ir žiūrim, kaip tai optimizuoti ir kaip tai pritaikyti vartotojui ir kaip tai pritaikyti, kad tai pasiektų efektą, kurį mes norim pasiekti. Nes kaip ir savo, kiekvienas landing page'as, jisai negali būti ir brandingui, ir pardavimui, ir registracijai, ir informavimui, ir dar ten 5 kažkokiem tai tikslam. Taip dalykai neveikia, tai tada irgi vienas dalykas yra galbūt imi kažkokią tai vėlgi ar kampaniją, ar page'ą, ar produktą, ar conversion flowsą ir žiūri, kur žmonės stringa. Žiūri, kur stringa ir tada bandai suprasti, kodėl stringa. Ar yra per daug žingsnių, ar jie nesupranta, ką spausti, ar juos kažkas išblaško, ar jie jau būna pavargę, ar jau būna galbūt pamiršę, ko jie čia apskritai atėjo, galbūt jiem neaišku, kas bus toliau, galbūt jiem atrodo, kad toliau procesas bus toks ilgas, kad net neverta čia prasidėti. Tai va, tai galim tiesiog žiūrėti va, į kažkokias tai va, specifinės vietas, kuriuose vyksta konversija, kuriuose žmogus daro pasirinkimą. Tai va, gal dar šitas yra svarbus raktažodis pasirinkimas. Tai va, irgi man jis yra galbūt toks vienas iš įdomiausių yra būtent, nes viskas, ką daro žmogus, tai yra sprendimas ir pasirinkimas, ane? Ir va, jisai įvyksta arba vienoks, arba kitoks. Va, šita va, vieta mane labai domina ir formuodami, kaip mes pateikiam tą pasirinkimą, kaip mes suformuojam tą erdvę, kaip mes suformuojam tą klausimą, mes galim tam tikrą prasme įtakoti, koks tas pasirinkimas įvyks. Tai va, tai kažkaip tai bandom užsimti tą pasirinkimo architektūrą ir suformuoti tą vartotojo kelionę taip, kaip galbūt norim ir koks mūsų tikslas yra. Nu ir dar mokau. Tai įmonės, va, tai nu irgi konferencijas pakalbu, nes kažkaip netyčia supratau, kad žmonėm yra įdomu. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.